Patašėm po krepšiu davėm gerą kovą. Šiandien laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą žiūrėkite. Vytis ir Telšiai susirėmė dėl teisės vadintis viena iš 4 geriausių lygos komandų bei sulaukė ypatingų svečių. Per seriją Vytis užfiksavo ne vieną įspūdingą epizodą. Gytis Radzevičius perima kamuolį ir kyla bei kala kamuolį krepšį. O Augustinas Jankaitis, Gytis Radzevičius ir pirmą kartą sostinėje lankęsis Sheltonas Jacksonas ieškojo, kaip palaikyti formą po sezono. Šiek tiek nusivyliau, aišku, savo pasirodymu. Vytis antrajame mače patyrė smūgį namų arenoje atvyko į Mažeikius. Svečių arena komandos nesutrikdė. Po pirmojo kėlinio ekipas jau skyrė 16 taškų, o po antrojo Augustino Jankaičio vėl pataikiusio tritaškį vedamas Vytis išlaikė 14 taškų pranašumą. Iš šalto turi daryti kamuolį. Manykis, karočią, va taip stovi ir tu taip stovis tau 3 kartus nusėmė. Aš tada rankas skiriu, kai jis atsipuoja kamuolį. Per ranką? Nusisukai tą 10 tokį metą. Kaip padaryk baudą? Žiūrėjom, vyrai. Gal. Kas laimės? Po pertraukos savų sirgalių palaikomi žemaičiai pademonstravo charakterį. Prasidėjus ketvirtajam kėliniui ir Tomo Domarko šou, bei šiam tritaškių sumažinus skirtumą iki 4 taškų, Tomas Domarkas 3 taškai, 65-61. Vytis turėjo suprasti, kad žaisti teks iki galo. Nors iki dramos truko nedaug, svečiai vėl įgijo namų aikštelės pranašumą. Patašėm po krepšiu davėm gerą kovą. Labai gerai, kad pradėjom varžybas labai stipriai. Gavėm tikrai geros kovos, nenusileidom. Man asmeniškai niekada nebuvo tokios jausmo, kad galim paleisti, kol mes laimėjom labiau. Tai viskas, sakau, svarbiausia, kad gerai baigėsi. Vytis grįžo iš akių serijoje pirmaudamas 2-1. Tai reiškia, kad bilietas į pusfinalį galėjo būti iškovotas jau šiame mače. Rungtynėse apsilankė ir ypatingas svečias – Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Nacionalinė lyga irgi matosi, kad lygis tikrai gerėja ir potencialių komandų, aš matau potencialių komandų, kurie gali ateiti į Lietuvos krepšinio lygą. Aš manyčiau, kad pergalė turėtų būti Šakių ir palinkėčiau Šakiam šiais metais sužaisti finale. Nuo pat pirmųjų minučių Vytis darė viską, kad bent žingsniu priartėtų prie LKL svajonės ir po 2 kėlinių ekipa skyrė 12 taškų. Trečiasis ketvirtis baigėsi 2 Sheltono Jacksono tritaškiais ir taip Vyčio persvara išaugo iki 20 taškų. Šansas žengti į pusfinalį, šansas žengti tarp 4 geriausių. Dabar Radzevičius kils dar kartą, kyla Radzevičius, kabinasi ant lanko. Ir Vytis priverčia Eugenijų Vaškį prašyti jau paskutinės vilties minutės pertraukėlės. Vytis skirtingai nei praėjusiais metais ketvirtfinalio etape nesustoja. Lietuvos krepšinio fanų komanda išsikovojo vietą tarp 4 geriausių lygos ekipų. Labiausiai jaučiu dėl kapitono džiaugiuosi. 3 metus bandė, Marius irgi, Marius iš vis 5 metus čia žaidžia, tai džiugu dėl ilgaamžių žaidėjų, kurie čia ilgai žaidžia. Ir visą sezoną aiškinau, jūs tą patį klausimą uždavinėjate, aš tikėjau komandą, ką parodė, kad kas įsigydė, prisijungė, normalus, optimalus darbas treniruotėse duoda savo vaisius. Ketvirtfinalyje Vytis žaidė ne tik pergalingai, tačiau ir efektingai. Todėl pristatome 10 gražiausių šio etapo epizodų. 10 vietoje Gediminas Maceina atlieka puikų perdavimą, o Edvinas Jezukevičius išbando lankų tvirtumą. Gediminas Maceina, šis tandemas veikia nuostabiai. 20-17. 9 vietoje Gytis Radzevičius paskutinę akimirką gelbėja komandą nuo lengvo dvitaškio. Radzevičius pučiavo metimą. 8 vietoje Sheltonas Jacksonas daro tą patį.
Blokas Laurinui Kaveckiui. 7 vietoje Gediminui Maceinai ir Augustinui Jankaičiui atstumas netrukdo. Jankaitis 2 taškai. 6 vietoje labai solidus epizodas, kurį Edvinas Jezukevičius užbaigė 2 taškių su pražanga. Jankaičiui, Jankaitis Jezukevičiui ir Augustino Jankaičio emocijos. 5 vietoje Augustinas Jankaitis toliau taško ir šį kartą jo aukų sąraše atsiduria Mažeikiuose kabantis Lankas. 53-44. 4 vietoje Edvinas Jezukevičius su Pauliumi Belevičiumi 2 kart žaidžia 2 prieš 2 ir abu kart tai baigėsi identiškai. Siginti Telšiai, bet Edvinas Jezukevičius. 3 vietoje Marijus Užupis nepasiduoda po gauto bloko. Senas arklys vagos negadina. Razutis iki galo, Marijus Telšyje. Ir tada procedūrą kartoja dar ir dar. 2 vietoje Gytis Radzevičius kala kamuolį į krepšį tradiciškai. Radzevičius kils dar kartą, kyla Radzevičius, kabinasi ant lanko. O 1 vietoje tai daro taip įspūdingai, kaip šiais metais dar nebuvo daręs. Kyla bei kala kamuolį į krepšį. Vyčio nuotykiai sporto klube. Ir duoklė mažiesiems fanams jau kitoje laidoje.